Ir šiandien Kauno Rajono Hegelman, užimanti kol kas pirmąją vietą komanda, žaidžia su kol kas 10-oje vietoje esančiais DFK Dainavos futbolininkais. Aikštės vidurio žaidėjas, tokio atraminio saugo pozicijoje dažnai galima matyti šį futbolininką. Galbūt tas žaidėjas ir pasižymės. Neblogas perdavimas, smūgis ir 1-0. 1-0 ir tas žaidėjas ir pasižymėjo. 9-asis numeris Davaras Rakičius. Na, fantastiška. Norėčiau save pagirti, kad nuojauta, bet ne. Iš tikrųjų, aš buvau jį truputį pametęs ir nusprendžiau palaukti, kuo baigsis kampinis, bet Davaras Rakičius. Geras perdavimas į dešinę. Armalas, puiki kombinacija. Jau pradeda savo ekipos ataką. Prarastas kamuolys, Rakičiaus smūgis. Vaičius. Ir labai laiku iššoka Stočkūnas, Diukas, o čia jau Krinskiai. Baudos aikštelė, praktiškai visi gynėjai. Kažkuris iš Dainavos futbolininkų. Armalas. Šiedrai numetinėjo galvą Artiomas kamuolį. Čia galima smūgiuoti, smūgis, Virpstas ir pavojinga situacija. Dabar panašiai vyksta ta. Prieky jo Denis Ževžikovas palieka biškį truputį tarpą. Denis dabar gauna perdimą, baudos aikštelė krenta ir baudinys. 11 metrų baudinys. Denis Ževžikovas labai laiku įsiveržė į baudos aikštelę. Būna 11 metrų baudos smūgio metu. 2-0. Labai ramiai, labai užtikrintai. Arijus Bražinskas į vieną kampą. Artiomo Baftalovskio smūgis į kitą. Vieninteliai laimingi žmonės stadione. Tai yra analogiškų rezultatų. 3-1. Tik šį kartą įveikė Gargždų Banga išvykoje. Dabar smūgis ir Arijus Bražinskas. Ceremonijoje iš tikrųjų smagu, kad nepamiršta veteranų. Čia pavojinga situacija. Perdavimas ir 2-1. 2-1. Donatas Kazlauskas čia nuveikė liūto darbą, aplenkė vartininką, po to atliko perdavimą link vartininko aikštelės linijos ir ten Ndžoja Kadera. Ndžoja Kadera Hegelman ekipoje, bet pažiūrėsime, kuo pasibaigs šita Kauno Rajono reprezentantų ataka. Kampinio vėliavėlė. Džoričiaus perdavimas link Ribeiro, jungiasi Diukas, čia gali būti pavojingas, smūgis nėra, dar vienas smūgis ir rezultatas tampa 2-2. Lazaras Kojičius pirmam kėlinį įvirpsta, antrame smūgis, po kurio Vladimiras Krinskiai gali tik skėstelti rankom. Kamuolį dabar Obi. Ir dar viena Hegelmanų ataka. Perdavimas, smūgis ir rezultatas tampa 3-2. 3-2 ir 14-asis numeris. Rašidas Jusufas muša trečią įvartį. Fantastiška ataka. Na, atrodė, kad šiek tiek užmigdė savo tokiu vienodu tempu Hegelmanai varžovus. Matėme prieš tai buvo ataka, kur galima. Ir nereikia užmiršti. Dabar vos kraštu. Dainava tą daryti. Net abejoju. 2 kartus pavyko įmušti į aikštės šeimininkų vartus. Kodėl? Dar palaukime. Dainava dar turi savo paskutinės vilties ataką. Į baudos aikštelę siunčiamas kamuolys. Labai permainingose ir įdomiose rungtynėse. Vis tik aikštės šeimininkai iškovoja pergalę.